mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Šiauriausia Vilniaus miesto Verkių seniūnijos dalis prasideda nuo Verkių regioninio parko, ribojasi su Neries upe bei nepaprasto grožio žaliaisiais ežerais ir baigiasi ties miestų riba. Visa tai Balsiai. 1990 metais pradėjo kurtis Balsiai, išaugo į didelę gyvenvietę ir šiuo metu Balsių pavadinimas apima ne tik pagrindinį mikrorajoną, bet ir Kryžiokų, Oškinių, Krakiškių, Naujanerių ir kitų sodų bendrijų naujųjų Verkių gyvenvietės. Balsiuose bei apylinkėse gyvena daugiau nei 15 000 gyventojų. Pažvelgus į Lietuvos ryto laikraščio straipsnį 2002 metais parašyta apie Balsius, tai graudu, apleistų statybų, be gatvių, be apšvietimo, be vandentiekio, be visokiausių tų dalykų. Rajonas paliktas likimo valiai. Dabar čia puikios infrastruktūros apšviestas jaukus gyvenamųjų namų rajonas. Ir tai 2002-aisiais įsikūrusios Balsių bendruomenės nuopelnas. Balsių bendruomenė per savo veiklos metus išgarsėjo kaip viena aktyviausių Vilniuje. Kai kiekvienas pažiūri į save, ką gali, tai bendruomeniai duota ir tada juda. Mums irgi niekas nedavėjom, tarėmės, viską dėjomės pinigus ir turim, ir kelius viską. Taip buvo surinkta apie 1 000 000 litų ir Balsiuose nutiesta daugiau nei 15 km gatvių. Dar 126 000 litų balsiškiai surinko apšvietimui. Čia gyvenam, tai reiškia, kad jei ne mes, tai niekas daugiau nepadarys. Reikia ką nors padaryti gerą gamtai. Pagėrusim dabar tvarkansim parką. O paskui? O paskui kepsim šėlės. O dar reikia visą krūmą patvarkyti. Vyksta mūsų Balsių bendruomenės šventė. Tai būna savaitė prieš Joninės, visada birželio mėnuo. Tos šventės metu paskelbime, kad štai skelbiamas Balsiuose vasaros atostogų metas. Į Balsių šventes, kaip kadaise į atlaidus, suvažiuoja gyventojų giminės ir draugai. Susirenka iki 2000 dalyvių. Įvairios varžybos, atrakcionai vaikams, koncertai ir kitos linksmybės garsina Balsius apylinkėse. Kasmet vyksta 3 km 300 metrų bėgimo Balsių gatvėmis varžybos. Ir dar Balsių pasididžiavimas – mitologinis parkas. Gatvės Balsiuose pavadintos lietuvių mitologinių būtybių vardais. Taip, rašant kvietimus gyventojams, ir gimė parko idėja. Žilvinų gatvėje gyvenančius, Žilvinus, Austėjos gatvėje gyvenančius, Austėjas, Kaukų gatvėje, Kaukus kviečiame, Aitvarų gatvėje, Aitvarus. Ir taip gimė toksai gražus žodžių rezginys, kuris pastumėjo tą idėją įkurti vis dėlto parką, kuriame būtų ir Kaukai, ir Aitvarai. Kiekvienas rastų savo gatvės simbolį šitame parke. Parko idėją palaikė Verkių regioninio parko direkcija ir skulptoriai. Parko projekto autorius, daugiau kaip 30 metų kraštovaizdžio formavimo patirtį turintis architektas Eduardas Lozuraitis, pasiūlė Balsių bendruomeniai peizažinio stiliaus parką. Visai čia pat suplanuota statyti vaikų darželį. Ir nors tai dar tik planai, jau dabar gyvenantis Balsiuose tikina, kad su vaikais čia labai gera gyventi. Pagaliau mokykla jau nebe svajonė, o realybė. Nors dar visai neseniai sužinota, kad 5 hektarai numatyti mokyklai ruošiami išdalinti privačioms valdoms. Bendruomenės atstovų ryžtas ir įsitikinimas, kad mokykla Balsiams būtina, padėjo išsaugoti šią teritoriją. Šiemet jau bus pradėtos statybos, o 2011-aisiais rugsėjo 1-ąją bus švenčiamos įkurtuvės. Kokie visgi teisingi vienos vaikiškos dainelės žodžiai. Reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti.